Ką čia turi, Nerimantai, pinigų jau? Kaip ten žinokis tau stipriai? Tik į akį nepasitrenęs, be akies liks. Tai pelės negali tikėti. Čia dar žvakės keičia? Žinojai. Nežinau, nes po to sužinosiu, ką pakeitė. Sąskaitą gausi. O valgys esi kupranugarį? Ne. Žinokis, skani mėsa labai kieta, gali valgyti iki ryto. Tai dabar rodė. Tararararara. Sveiki atvykę į 4. vlogo epizodą. Esame Vilniaus oro uoste ir pakeliui į Dakarą. Šiąnakt skrendame ir mes susitiksime poilsio dienoje. Kai viską atidavėjai, kur pafilmuot, kad tu prisiregistruoji, variau, žinai, pusę valandos, jisai Edgaras pusę valandos anksčiau, jis jau viską apsiformė, žinai. Viskas, mikrofoną duodu. Grįžom į kemperį, maratonas atlaikytas, nebuvo kaip paspaustinės problemos techninės, bet ir tuoj poilsio diena. Mūsų čia kemperis, čia biškai gal bardakėlis toks, bet minimalus. Čia aš miegu, o ten šturmanas miega ant viršaus. Smirdžiu tai labai smagiai, reikės jau paduoti rūbus išplauti, batukai, tada koinės smagiai. Ok, tada triusiukų neuostau. Tam, takšt, tada ir eina aprangytė. Čia vat daro mums masažus, po 2 dienų tai tikrai reikės, bet šiandien vakarą nesadarysim, varom į viešbutį miegoti, tai rytoj ryte per poilsio dieną, o ten viską mato tokį gražų vaizdą. Mechanikai palapinėse, o mes kemperiuose miegam. O mes čia valgom, Oriol, easy, look how he hungry is. No mistake anymore, okay? Focus, okay? Focus. Neblogai. Laukiu vonios viešbutį. Dabar tokia ramybė. Biškai skridęs esu. O, liptukai, nes tiek liptukų nebeturėjau jau. Jau taip mašina nudaužyta, kaip sakoma. Einam, mechanikam duosim lipdukus. Oriol! Vai, Fred. Mateu? Stickers! Opa, new car. New challenge. Second half. Tararararara. Tai va, tai čia mūsų toks bivakas, tai daugiau dar pamatysi, dar ir tuoj poilsio diena. Dakaras, kaip pasakyti, visai neblogai startavosi. 1 kilometrai neblogai ėjosi, tik po to prakirtom padangą ir šturmanas pakeitė ratą. Ir ratą nepriveržė ar neteisingai sudėjo, tada nukrito ratas, tada špilkos nusisuko, tada iš kito rato reikėjo špilką sieną, sugaišom 2 valandas ir tada sekančią dieną 48 valandas Romų buvo. Tai tas kompensavo, kad laimėjom tas 2 dienas, tikrai sudėtingos ralis buvo. Nu, žodžiu, maratoninis, dabar, kur grįžom iš to maratoninė, tai buvo daugiau iš gyvenimo tokios varžybos. Tada turėjau 2 padangas prakirtom, tada jau atsargiai važiavom, 90 km, 2 padangas prakirtom, o dar reikėjo įveikti 300 kg ir tada dar kas dar buvo. Tada dingo 4. bėgis, nu žodžiu, tada visą naktį nemiegojom, nes padangų ieškojom, tada susitvarkėm dėžę. Kaip susitvarkė dėžę? Dėžę, nes visą laiką turim techniškę, kur techniškai irgi registruojasi į fūrų kategoriją ir jie labai vėlai atvažiavo apie 12 valandą, tai atvežė dalis mums. Patys tvarkėt ar... Buvo mechanikai ir aš pats netvarkiau, bet šturmanas mano buvo ir dar buvo 3 mechanikai, kur padėjo sutvarkyti viską.
Ką čia turi, Nerimantai, pinigų jau? Na, pelną. Jau gavai? Kaip rankas geriausia. Nieko vakarė pravaikštinai, ne? Ranka, viską. Trumpai labai, ką nuveiksi per poilsio dieną? Gersiu Red Bullį. Su tėvais bendrauti reikia sakyti. Bendrausia, buvo už nugaros jau yra, pasislėpę tau. Nieko, ką, per poilsio dieną pasižiūrėsim, su komanda pasistrateguosim, pasikalbėsim. Bus įdomu, kaip bus. Komanda visą mašiną perinka, tai laukiam, nesulaukiam rytojaus starto. Bandysim dabar jau nevažiuoti kaip išėkė, o minti tapkę, nes nėra ko prarasti. 15 esam, nuo lyderių 3,5 valandos, tai tiesiog manau, kad artimiausia pozicija, kurią gali būti, tai top 10-ukas. Vlogui gali keiktis pas manęs. Ai, čia vlogai? Čia mūsų, mano vlog čia. Kaip Bet šaltas. Nu, pirmą pats matė, įdomi. Gera buvo. Jums davėjo mašiną mane, aš pasiklydau, atvarė mėnis pirms. Toks balt. Atvarė, p***a, žinai, jau čia, jau aplenki, žinai, sustoju, paklydau. A, Girtai, tai gal einam iki tavo palapinės parodės emociją? Pleistrų kažkokių, sakė. A, tau reikia pleistrų? Kas sakė, aš turiu? Pats sakė, geras, buvai, prisišnekė. Kur tau, skaudz vidurį? Čia. Ai, čia? Jo, Ai, einam, tada duosiu, einam. Ta riešą. Skauda, ne? Nu, ne, valdyk. Einai gazą paspausti. Tiek, o te pasuk. Einam 5 gramų įpil, sakė. Čia 50 nepadės. Kas dar čia? Viską turi išgėris, man atrodo. Ne, neišgėręs esu. Tau reikia eipim ten, va čia tas skaitim gerai. Nu duok, užtepsi tau pajusi, tau tas biški verž. Dabar neverž, bet kaip užvakar sustojau, tai čia neįmanom buvau net įkišti pirštą, tokį buvau ranką visą. Skaitin, žinokis, tau stipriai. Nu, mes blogiau nebus. Tik į akį nepasitrindęs, be akies liks. Tai pelės negali čia pinti. Einam tada iki tavo vietą. A garažniką paaplenkai? Tai aplenkiu, tai ne. Tai kas tai, nu p***? Nu tai kaip užpasai tos baudas, mani supisa viską. Gal tas veipoins? Einam parodyti, kaip gyveni. Good, man. Yeah, good. You alive? I am alive, but fighting the dust after the cars come past at night in the bike like suicide. Nu davai, paaiškink, kur tu čia miegi, da neaišku Čia, man. va, šitas man A spalį. tu telpi čia, be? Jo, drąsiai. Kurią pusę miegi? Ten Ne, galvi. iškritai, ne? Ten galvikė, čia kojikas. Bet nėra atramus, gali iškristi, ne? Nu, toli nenukris, žemė netoli. O vieni griaučiai likė. Tie paliuks naujas jau, padangikės naujas. Vakar ratą suvariau, galvojau, kad jau bus batai. Stipriai, ne, galvoj, nedavažiuosi jau? O tau irgi ten tų padangų privarė. Ne, kad ne, grįžau su jom, žinai, kiti Ar- iš viso 3 grįžo, žinai. Ten į galą variau, irgi paėmiau veipuojant, tai žiūrėjau, reikia atgal varyti. Žiūrėk, žalis matai, pėsti ir nuvažiavau, o man parašė nepaims. Tada grįžau, žiūrėk, prisukau kiek ratų, Siek, ne? tada paėmė. Bet, suprant, turėjau grįžti, o radiusas tai ir paims iš pirmas iki. Ir? Nu ir ką, ir nieko, viską. Varau atgal, žiūr, Petarancelis parvar priešą. Petrancelis nevažiuoja? Ne Petarancelis, ta. Nori Romą. Nu, su Fordu kažkas. Ekstroms gal. Nori Romą susidūrė varą. Baigiam su ponu Juciu, Nerimantas Jucius. Klička kokia? Ką, Dierka. Ilgas. Tai va, okei. Einam į Red Bullą polisę. Zona. Good to see you too. Hello. Šiandien visą laiką per poilsio dieną, tai Red Bull'o visi atletai kviečiami yra čia, pavalgyti, paskanauti, pabendrauti, kaip jiems sekėsi pirma dalis. Tai va, tenais viskas yra meniu. Čiupsim lėkštę ir valgysim, neužilgų kažkada.
yeah. No problem. Hello. Yeah, good, thank you. Thank you for the tire. Thank you. Appreciate that. No problem. And Mafija Švyden, eh? Latvija broliukas. All good? Einam prie mėsos čia iš karto. Little bit. Kaip šitas? Vidalis? Vidalis, nu. Nu Vidalis ką, nugara problemas, bet ruošias dviračio pasaulio čempai. Komanda dabar. O nesuprasi tam, žodžiu. Tai gera Po to jisai norėjo atvažiuoti į Lietuvą, žinai, sakė, atvažiuosi, žinai, su bagi prasilėksim miškais, gal gerai tą nugarą, bet jeigu čia smūgį gausiu kokį bim, viską, žinai. Man tai įdomu, kad Endačia to kėdėm pasidarė. Jo mortiką tur, matai? Ten jeigu mačiau. stiprų jau, kompresinį. Ką čia gali paro? Ta pati. Ta pati, viskas. Vietos mažai. Vietos mažai, nu. Kojas biškai, netiesiai yra, šitaip. Tu vaikas, vis daug. Mavė reikia dešiniai, čia Ne, kairiai. čia kairė nes variklis sudari, žinai. Nu tai taip. Tėtis pergyvena, kad jau labai nutrynė. Naujus tuose viską. Jo, dyla Toyota, stipriai žiūriu. Po pirmos dienos viskas Pažiūrėk, eina. kokias po pirmos dienos tos mašinos. Nu taip. Baisu. Jinai jau mačiusi. Jau Parodėjai, tu nematė. Po 7 dienų, žinai. Pava, žinai. Kada važiuot? Kada važiuoti? Sakau, tuos 2 dienas buvo, nu, mes turėjom švarias dienas 2, kur laimėjom stage. Aha. Visas, Rizikuot reikia, Ką? ar rizikuot reikia, ar Tai važiuoji? kad laimėt. Aha. Jau reikia. Reikia. Tada per akmenis irgi supratau, kaip reikia važiuoti, Prokops lėtai važiavo per akmenis, 5-4 jisai baigė. Aha. Nu čia sėkmės faktorius, Jezys davė gazą per akmenis. Ir vis tiek gerai. O aš prisikė, žinai, bim. Tu sakė, stabilnį kada buvai nusilaužęs? Jo, tai va, tas... Kurį? Va, tas stabilniks, traukė tą. Nu. Tam čia tarp ratlankė. Ir rodo handbrake, žinai, man. Sustojom, ratą nuėmėm, tą traukę, nuėmėm, žinai, ta buvo jau nulūžę, tą traukę ir čia papuolė, žinai. Aha. Ir pradėjo turėjom nuimti ratą, tada tą traukę, kur čia papuolusi šimtai, įdėti varyti. Bet po to tą mašiną lingavo, kai laivas. Nu tai jinai, kai bliūdas pasidaro, suptis pradeda. Blemba, aš taip tikrai galvojau, kad jinai minkštai važiuoja. Ne, kietai važiuoju, žinokis. Bet sakyk, ką nori, žiūrėk, Toyotos eina pirmas, visus stage'us Toyotos laimėjo. Tai kiek jų yra, pažiūrėk. Nu tai, nu Toyotų vyriškai čia atvežė. Čia dar žvakės keičia, pasirodo, nežinojai. Čia? Kur čia? Žvakės keičia. Nu. Nežinau, nes po to sužinosiu, ką pakeitė. Kai sąskaitą gausi. Tik. Išvažiavau. Pamačiau kastuvus, pagalvojau, naudoja jau ar ne. Tu, geriau nereik. Kaip sulaužai dėžę? Ai, dėžę kaip sulaužiau. Nežinau, paprastai. Moko, ne? Muši nebėra jau. Aš kartais klaidą darydavau, su gazu, žinai, gazą turiu paspausti, tada mušti, aš kartais, žinai, kokią, žinai, antrą varžuoju, žinai, ir aš atleidu ir įmušu trečią, tai tipo nuo to gal, žinai. Ai, tai tu tik ant gazo gali bėgimės realiai? Arba tada per sanką pamušti. Da gerai, jūs čia susitvarkėt. Per tas 2 valandas. Šiaip sakė, tai didžioji dalis būtų laukia fūras, o fūra valandas 5. 4, Ai, kaip čia špilkas kai keitė? No. Aš neklausiau, tu prancūzą tokį mechaniką, žinai, prancūziškai susišneku. Tai sakau, per kiek būtumėt pakeitę, žinai, tipo, jeigu jūs. Saka, jie saka, da, gerai. Supusti tada dėti. Čia lika tarpuks kažkoks ir viskas. Lateganui prieš 2 metus buvo taip, irgi taip, bet jis nuvažiavo 100 kg. Aš jam Kiek Sako, klaida, nes reikia visą laiką, kai dedi ratą čia nusipūsti smėlį. Turmas greičiausiai prisuka, žinai, Prisuka jis. bet lika buvo čia smėlė. Ir koks lika toks. Ta betonai parvažiavo, jis tas išmirė tas smėlės. Gal perduoda manęs, tu kad... Mes visi jau buvom. Buvo visi, Tai va, tai pakuojamės jau po truputį daiktus ir... O ką šiemet dar važiuosit kažką? Nėra plano apie to. Dėliosimės, aš turbūt galvoju apie kitus metus čempionatą, nu ne šios dabar, Visą? bet kitus. O. Jo. Nu,
Mes turim pasidaryti tam tikrų tokių turbūt mentalių sprendimų komandų, žinai, ką mes darom ir gal dar kažkokį keletą projektų tokių paimti yra minčių. O šiais metais aš galvoju, kad tai bus turbūt Europa kažkas tai. Tik ta 230 pločio mašina platoka Europai šiek tiek yra. Portugalija taps pasaulio čempionatą. Yra va. Jo. Nu, bet ten jau tarptų medžiagos su ta plačia tai yra, ojojoj. Taip, tai žinai. Jo. Nu, Italija irgi pusė velnio, ten, miškelių cilindus yra, bet ten tuose riverbeds tai nieko tokio. Nežinau, man tas safari atrodo įdomiai, žinai, visai. Afrikos, ne? Jo. Nu, jisai ten ir įdomi vieta, ir nauja vieta, žinai, nes kitose lenktynėse tu, žinai, kažkur esi buvęs, žinai. Tai va, tai pasižiūrėsim. O ką tu šiais metais? Tai nežinau, gal bandysim tęsti tą pasaulio čempionatą. Žiūrėsim dabar, kad čia turėjom tas 2 dienas, toks išgyvenimo diena buvo tokias. Žinai, kai tau jau 2 padangas prakerti, jau ta nuotaika jau, tada jau viskas prasideda, tik lauki tą finišą pabaigti. Dabar nauja diena, nauji lūkesčiai, dabar reiks spausti gazą, žiūrėti. Sudėtinga. Tikrai nelengvas Dakaras, ta pradžia tokia. Jisai visada toksai, žinai. Nu, bet pradžia labai, tokia nebuvo praeitais metais pradžia, biški tokia buvo pamaišyta, biški visai pamiksuota buvo. O dabar duoda. Čia organizatoriai turi savo viziją, kaip jie mato lenktynės ir ką jie nori padaryti. Tam tikrą prasme tai buvo labai įdomu, nes, žinai, tu niekada negalėjai žinoti, kas čia bus lyderis, kiekvieną dieną galėjo būti pasikeičia, žinai, 10-ukas jau ten kažkoks kitoks, žinai, nu, tai tame įdomumas irgi yra, žinai, čia tikslas yra kiekvieno, žinai, išgyventi ir parodyti, žinai, koks tu esi. Dakaras yra sporto ir gyvenimo miksas. Tik sportas būtų mažiau įdomu. Taip. Taip. Nu ką, laikykis. Tai gerai, smagu, davai. Čiau. My friend. How are you? Yes. Good? Yeah, Good? It's a big man in Saudi Arabia, eh? Šukran. Mes labai gerai, iš tikrųjų Saudo arabiečiai labai yra svetingi, jie kviečiasi į namus, jie tikrai šilti žmonės. Daug kas turi gal blogą nusistatymą, bet tikrai bai fainiai, jie turi tokias įdomias tradicijas. Aišku, keista, kad jie turi 7 žmonas gali turėti. O valgys esi kupranugarį? Ne. Žinokis, skani mėsa labai kieta, gali valgyti iki ryto. Tai dabar rodė. Ir neina prasukramtyti. Kieta gali. Atsidėjai ir iki ryto. Iki ryto gali drožti. Kuprosai. Hugo de Jesus. Brother. Okay. Oh, okay. You? Yeah, you are doing good. Very good. Very good, but later in the marathon stage 2 punchers, then 4 gear missing, and was surviving 2 days. And then Happens to everybody. Yes. But for the first time in Team 1, you are showing them that you are here. just need to luck. That's all. The second week, it's nice for you. Same. So. And for you, how is going on? It's okay. Welding as always. Some welding in here, some rebuild over there, but overall the cars are really good. They are doing their job. Which position you are? So Mario, it's the owner of the team. Mario did 11th place yesterday on T3, so it's quite good. He had to fight back on the first days, a couple of issues, so he fought back from way back. One of the days he started dead last. So. Dead. Gentleman driver, he wants to finish. He wants Exactly. Bring the medal, finish the medal with his goal. Tai čia vat bendra vieta, kaip sakau, chill zone. Tai ten gali nusipirkti Dakaro atributikas, po to ten yra VIP bazė. Ten visą laiką būna kiekvieną vakarą briefingas. Tai 7 vakare papasakoja apie stage'ą. O čia ta didelė palapinė, tai yra visi vairuotojai, mechanikai gali valgyti. Tai labai didžiulė tentas, palapinė, kaip pavadinsi, žinai. Tai va, galim žiūrėti. Čia, tai jau čia įeina į to registracijos mokestis, tas visas maistas, bendrai viskas. Jeigu norit pasimelsti prieš startą, priejerai galima mums. Čia, galim eiti arbatėlės gal duos. Sveikas. Dar
valiai. Kaip jie nuoširdžiai. Ten spargutis. O, blembas. Tai ką, dabar tik stabilė reikia važiuoti, visi išsidaužė. Paras su nosim sulaužytom, šonkoliai sulaužyti, bet nieks nesiskundė. Visi skuta, iš ryto apsilenkiau, papietų jie atgalą. Matai, su mocu negali krišti, nesitaškys. Ne mašina, krenti vieną kartą. Ką po Dakaro? Jau rėmėjus kalbinu kitam Dakarui. Tai kuris daugiausiai duoda rėmėjas, aš gal paprašysiu irgi duos man. Viskas, varomės irgi. Davai, laikyk. Einam pas masažistus. Okay. I take my bag because I still not take it. Iš po maratoninės dienos pasiėmėm bagažus jau, reikia tik suviniuoti, da čia kaip tingiu. Kažkaip sugrūsim. Ne tai buvo aišku, bet žinai, belekai. Grūdi, viską sugrūdi. Vis tiek įgrūsi. Čia buvo maratoninė tašė, bet juos nereikėjo net panaudoti, nes mes tada grįžom taip pavargę, atvarkė mašiną, tai iš viso palapiniai tik čiužinį prisipučiau, su visa apranga miegojau, murzinas, taip, tik pukšt, apsiviniojau miegmaišį taip ir pramiegau kelias 5 valandas. I need crack, trakšt, and then relax massage. No problem. It's possible? Possible? We have time. Yesterday I wasn't, now 2 hours. Okay? Va čia tai va yra mūsų žmogelis, kur sutvarko visą nugarą, viską sutvarko, padaro, ištraškina visus kampus ir tada vėl pilną tapę gali varyti. Labą rytą visiems, šaunam vitaminų. Nes ilga diena, laukia apie 600 greičio kilometrų. Kai bus ką veikti, ilga diena, vakare grįžtam, žiūrėsim kaip seksis. Tai už pusvalanduką turėtume jau išvažiuoti, viską kemperį paliekam ir mechanikai kitą bivaką atveš. Dabar galite pasižiūrėti, kaip bivakas tuščias yra. Vakar buvo pilnas, o dabar tuščias. Tai mechanikai išlydi mumis, jie važiuoja į kitą bivaką, o mes važiuojame greičio ruožą. Einam iki mašinos. Yeah, we start the second part of this Dakar, second week. We still a lot of kilometers to do. We are really happy about the last week. We have a lot of positive things. Of course, the result is not the result that we expect, but that's part of the game. We saw big problems and big issues on the car during the way, so that's what a nice achievement for us. We won one stage too, probably the hardest stage. So we are really happy and really motivated for this part of the race, for the second part. Hope that we start now more on the sandy zones, more dunes, more open areas, so where we can enjoy a little bit more, especially Rokas driving, because the last part of the first stage, of the first week, sorry, it was full of stones, and yeah, it was crazy. But we'll see. We are on the race. We're still on the race. A lot of top drivers are already gone. They are back home. They rolled, they broke the car, so they have big issues and they can't continue. We are on the race and we'll see what happens. Apie šiandien bendrai tai bus didžiausias ir ilgiausias greičio ruožas, apie 600 km. Tai neužilgus startuosim, grįšim vakare jau. Tai po poilsio dienos organizatoriai neduoda palisėti, duos dar krūvio. Tai žodžiu laukia dar 7 įdomios dienos, bet viskas gerai, mašina sutvarkyta. Bandysim važiuoti ir žiūrėsim, kaip seksis. Tai bus šiandien akmenų, kopų, smėlio, žvyrkelio keliukai, nu žodžiu visko miksas.
Tai žiūrėsim, kaip bus. Tikiuosi, kad viskas gerai, be jokių gedimų ir galėsim gerai finišuoti. Tai ką, sėkmės? Prireiks. Ant ribos su saulėlydžiu, taip ir buvo pranašauta šiandien, bet pagaliau turėjom švarų, klyną stage'ą, ta prasme, be jokių problemų. Iš galo važiavom, kai kas nenorėjo pasitraukti, ten kokias 2-3 minutės praradom, bet į pabaigų biškį paspaudėm, viskas labai puikiai. Nežinau, kelinti baigiam, 5 ar 5, tai va, ir tuoj 5-6, tai ir tuoj iš priekio gerai startuoti bus, tai viskas gerai, manau, tai esam čia, finiše, dar 6 dienos, visko gali būti. Gerai šiandien sekasi? Šitą galim geriau. Kontekstas gerai? Gerai? Ramiai. Svarbu, kad be problemų pagaliau. Nu, va. Vienintelį švarų tokį gavo, viskas. Tai va, a jūs iš antrą pusę atvažiavote jau nuo pirmo. Tik dabar tik pamačiau. Matau tenais toliau, bet... Ne, mes kai visada mūsų neatsimeni, mes čia dirbam. Skraidom. Tiksliai, dabar atsimenu. Praeitis Dabar skraidės. atsimenu. Raketos neskraidote? Prie progos. Šitą užmesiš prie savo, aš turiu tavo nuo pirmo, atrodo. O čia dar tas pirmas yra? Jo. Tai kai jau nuvalėt mano parašą. Tai kur yra, vyra? Praeitais metais? Praeitis aš tas nepagavau. Tai užpraeitais čia yra? Jo. Čia va, radau. Jo. Va, radau. Užmesi dar ir? Ant rankas. Kaip sakai, laikyk Jo. O aš tai jau savo irgi užsivedžiau dabar. Galim kur ant stalo gal? Tai jo, gal kažkur... Tai įtempkit, žinokit, tas gerai gausis.
O, didžiausia, šausiš. Numerį tik tai užmes ir metus. Oho. Jau dabar tai tikrai pamatysi kitą kartą. Ja, Gerai, dar vienas tūblis. Tai mane namo parskraidinkit tada, kai aš baigsiu finišuoti. Tai priklauso nuo vietos, supranti. Nes su čarteriu lyg tai skrisimės. Tai jūs neskraidinsit riadą mumis. Mes skraidinsim. Riadą? Taip. O su kuo skraidinsi? Su džetu ar su propu? Su čarteriu. Nu, tai matai, daug ten bus. Bus daug, ar? Jo. Tai jeigu su mažu, tai... Tai mane aš norėsiu pasiūsiu atsisėsti. Mano. Gerai, pamiršau jau. Metai, numeris. Gerai. Jėga, ačiū. Tai F-kos iškok, jeigu su dideliu skrisi. Paparškins iš jo. Kokius žadėjau rinkėjimus nuo Rinduoką matą perduoti. O, tai Tailandą dabar yra. Tailandas, sakau. A jis irgi skraido, ne? Jo, jis avijonas. Reikia, šalą. Po poilsio dienos baigėm stage'ą 6, visai neblogai, pagaliau švarę turėjom dieną. Tai ir tuoj startuosim su lyderiais, tai manau, kad bus dar smagiau ir fainiau. Bet rezimuojant visas tos Dakaras, visas jo, jisai yra sunkesnis gal, nu, nėra sunkesnis praeitais metais, bet pradžia sunki labai. Maratonas, 48 chromų, tai žodžiu, buvo ką veikti. Bet mes išgyvenom, dirbom, aišku, pirmą dieną labai, kaip ir žinot, skaudi buvo, nulėkė ratas, bet iš esmės viskas gerai. Lietuviais važiuoja, gaila, kad ne visi lietuviai finišavo, tai Žalai atsitiko kažkas irgi tenais su bėdom, bet jis važiuoja. Rimantas Jucius lekia, Gelažnikas važiuoja, Mocai dar lekia, tai viskas fainai, smagu, bet jo. Liko 6 dienos iki Dakaro, tai bus įdomu, kaip viskas čia pasibaigs. Bet noriu pasakyti, ačiū visiems, kas žiūrėjot ir palaikot, ir dar liko 6 dienos, primenu, tai bus ką žiūrėti ir pastebėti, tai nepamirškit, pasidalinkit, pakomentuokit, palaikinkit, nes man tai labai svarbu, kiekvienas jūsų laikas, komentaras, ir mes tik norim tobulėti ir augti ir norim daugiau tokių padaryti vlogų. Iki.